Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad mes, kažkodėl tai vengiam diskomforto, vengiam. Ir jeigu pasižiūrėti mūsų gyvenimą, tai realiai, kol viskas gerai ir mes kažką bandom keisti, ne. Tai ataškai nieks nekeičia, kai viskas netaip jau gerai, sustingsta, mes laukiam, gal pagerės. Ir kai negerėja blogėja, ir jau kažką supratam reikia daryti, dažniausiai būna per vėlų, tai kad taške C, bet kuris pokytis, ką pablogina situaciją ir tos bangos vis mažiau. Ir mes žinom, kad taip ar kitaip visiems mums tenka išgyventi įvairias krizės. Ir jūs žinot, kad krizių statistika yra tokia, kad ekonominės krizės vidutiniškai kas 8 metai. Ir po krizių 80% gyvena kaip? Blogiau. 17 po kažkiek laiko pasiekia prieš tai esamą lygį ir tik tai 3% krizę panaudoja kaip didžiausią galimybę. Atspėkit, kokie čia yra žmonės? Jo, tai yra tie atkaklūs žmonės, kurie turi įprotį, kuris vadinasi dirbtinų krizių praktika. Ta prasme, jie dažniausiai jau būna pasiruošę krizę, todėl kad jie sąmoningai arba nesąmoningai, tada, kai jiems gerai, meta iššūkį ir po to vėl pablogėja, po to pagerėja, po to vėl meta iššūkį. Ir kitais žodžiais, jie treniruoja savo atkaklumą ir jiems tai yra norma, jie nuolatos gyvena toj iššūkių zonoj ir todėl sekantį krizę jiems čia yra kaip didžiausia galimybė. Tuo metu, kai visi pasimetę, bėga, laksto arba sustingę būna, jie kaip tik to pasinaudoja. Tai noriu jūsų paklausti, kas norėtų iš jūsų greitai peršokti alpinizmo ratelį ir atsikalbasinti kalniukuose? Kas nenori? Kodėl? Hebra, sutikit, greitai parkas bus uždarytas. Gerai ir taip. Geras ir jauną rodo. O aš taip savo, kad Dievas žiūri, kurios taip šneka, jam jau viskas, ir savo programą. Ateik čia tada jau. Nes dažniausiai, ypač vyrai, jeigu vyrai tokie darboholikai, mes žinom statistiką, kad išėjus į pensiją, daugelis vyrų, artime 2 metus, iškrenta. Kodėl? Programą baigs. O atvirkščiai, žmogus, žiūrėkit, visas ligotas, bet kol jisai turi priežastį dėl to, tol juda krūta. Tai va, gera žinia, ir mes prie to ir perėjom. Modelis LIPK, kuris leidžia mūsų atkaklumo koeficientą išvystyti iki neregėtų aukštumų. Ir pasirodo, L tai reiškia laiką. Ir tai parodo, kaip stiprus žmonės, alpinistai, atkaklūs žmonės reaguoja į sunkumus. Ir jeigu mes taip pat reaguosim kaip jie, mes nebijosim sunkumų, mums sunkumai bus kaip didžiausias iššūkis. Taip? Laikas. Kai stiprus žmonės susiduria su problemom, jie savo tvirtina, kad visos problemos yra laikinai, tai yra trumpai. Visus neigiamus dalykus jie supranta trumpai. Jeigu skauda, to jau praeis. Išmetė iš darbo, laikinai. Praradau pinigus, laikinai. Gavau visnukį, neilgau. Praeis. Aš po minus turėtų praeiti. Po minus nepraeina, sakau, ką? Dar kažkodėl palauk ir praeis. O kai jie susiduria su gerais dalykas, jiems atrodo, kad geri dalykai, tokie kaip meilė, džiaugsmas, laimė, tai amžinai. Ir atvirkščiai, silpni žmonės, kai ateina sunkus laikai, jiems atrodo, kad tai yra ilgam. Ir jie apibendrina, sako, nieks niekados nebepasikeis. Moterį palieka vyras, nes sako, niekados daugiau nesusirasiu gal tokio kaziolo. Ir atvirkščiai, kai kažkas gero vyksta, žmonės galvoja, čia nieko, ką čia džiausiu. Laikinai. Laikinai. Meilė laikinai. Keli dalykai laikinai, todėl sako, nesidžiausiu. Nes po to reikės liūdėti. Geriau už ką liūdėti, kad nebūtų netikėtų. Tai L laikas. Tai jeigu mes norim išmokti atkaklumų, mums reikia į sunkumų žiūrėti kaip laikinai. Ir kai ateis tą valandą, kai mums reikės atsisveikinti su šio gyvenimu, visi tie nemalonūs jausmai bus kokie? Laikini. Pasikankinsit. Antras dalykas I. Išplėtimas.
Kai kažkas vyksta blogo, stiprus žmonės susiaurina. Jie neleidžia šitam panikai, šitam negatyvizmui išplisti į kitas gyvenimo sritis. Pavyzdžiui, jeigu žmogų darbė nepasisekė, pavyzdžiui, vyrui, bet jis yra atkaklus, atsparus sunkumams, jis grįžta namo, sako, brangioji, žinai, gal kaip menedžeris aš nelabai, bet patikėk, naktį atsigrėpsiu. Ir jeigu jam, pavyzdžiui, jis neturi pinigų, bet jis yra atkaklus, ką jis sako? Jis nikom nesako, esu ubagas, esu ten krizės, jis sako, ką? Neturiu pinigų, bet šitai sąskaitai apmokėti. Dabar. O tai reiškia smegenims, kad rytoj galbūt arba kitom sąskaitom turėsiu. O vat geri dalykai, jie sugeba išplėsti į visus dalykus. Sako, mano vaikučiai, jie žiūrėk kokie malonus, ir šeima maloni, ir šiaip ir klientai geri, ir aplamai meilė yra, ir ir jie vat išplečia. Čia susiaurina, o čia išplečia. O silpni žmonės atvirkščiai. Biškutį suskaudo ir sako, aš visas liguistas toksai, viskas blogai, jie viską apibendrina. Pažiūrėk, alpinistas krenta nuo didelio kalno, tai viskas jam. Dantis atskirai, rankos atskirai. Kaip jisai tai reaguoja? Jisai jokių apibendrinimų nedaro, jisai taip žiūri, viena akis mirkčia. Jo, jau galiu skorpionus atbaidyti, kurie lipa. Tai dar vienas pirštas, žiūrėk. Ir galiu pasikasyti, pavyzdžiui. Ta akį, kurį ten atskirai guli, galiu ją pakasyti. Tai iš principo nalažavается dėla. Vat. Taigi L-I, P, kaip man atrodo, P, kas tai yra? P. P tai yra priežastis. Jūs pastebėt, kai kažkas mums įvyksta nemalnaus, mums norisi išsiaiškinti. Kas tas volačius, kuris mums tai padarė? Teisingai? Kas būdavo paklausia, už ką man visą tai? Visuomet, ne? Kai su, blecha, už ką? Jo, ir kažkaip aš važiuoju ten pasižiūriu. Dievuliu, kas čia yra dabar? Ir kaip jums atrodo, kai kažkas blogai, kaip stiprų žmonės žiūri? Jie išorėje ieško priežasčių ar savyje? Jo, logiškai būtų savyje, bet praktiškai nieko panašaus. Įsivaizduoju krizę, pasaulinė krizė, žmogus sako, blecha, aš sukūriau krizę. Ir sueina su dar našta pasaulinės krizės. Vot 7 milijardai, ne prie ko, jisai vienas. Jisai net pinigų nematė tokių, o sukėlė krizę. Pasirodo, moteris ir vyrai skirtingai. Vat, pažiūrėjau, jeigu tos 3,5 minutės nepasisekė, apie ką galvoja moteris? Moteris gal kažkokia, gal nelabai graži ten figūra, galbūt nelabai karšta. O ką galvoja vyras? Gal nepakankamai karšta buvo. Reiškia, silpni žmonės jie kaltina. Vyrai moteris kaltina arba kitus žmonės, o moteris save dažnai kaltina. Tai va, kaltų paieška tai yra silpnų žmonių brožas. O stiprų žmonės suprant, kad visi blogi dalykai ateina iš išorės, bet jiems pofik, jiems nerūpi iš kur ta krizė. Jeigu jie juos kažkas plyta meta, tikrai neina aiškiai. Kodėl? Kažko, kad jis aiškins. Arba eina ir koja sulūž. Labai svarbu sužinoti, kodėl sulūžau. Ne. Likimas, jis sako, likimas. Va. Bet kai geri dalykai vyksta, kaip nekeista, stiprų žmonės sako, čia aš. Ir tai padeda jiems išlaikyti entuziazmą. Pavyzdžiui, jeigu krizė yra blogai ir ne aš ją sukėliau, bet tai, kad šeima nemirė iš bado, tai yra kas? Čia jau aš prisidėjau. Ir iš tikrųjų asmeninė atsakomybė prisima už gerus dalykus. O blogi dalykai, jie taip atsitinka. Ir ketvirtas dalykas – kontrolė. Ir šitoj vietoj tai yra labai svarbu. Šitie žmonės, jie nesiteisina ir nekaltina. Taip, kai kažkas įvyksta blogai. Bet jie visuomet supranta, kad nesvarbu, kas sukėlė tą sunkumą, bet kas turi būti
aš turiu maksimaliai kontroliuoti situaciją. Kitas žodžius, jie prisima atsakomybę už situacijos kontrolę. Pavyzdžiui, jeigu žmogus sužino, kad serga vėžiu, daugelis žmonių, už ką man, aš čia pradeda ieškoti kaltų, o stiprus žmogus savų sako, sudba. Ir jisai supranta, kad, kaltintis savęs kitų nereikia, bet jisai galvoja, ką maksimaliai dabar galiu padaryti šitą situaciją, išimti iš tos realybės, kurioje gyvenu. Ir atvirkščiai, kai pas juos gyvenime viskas gerai, jie minimaliai bando tai kontroliuoti. Tai kad geri dalykai, amžini ir ką tenais. O simpli žmonės atvirkščiai, kai blogai, jie supranta, kad yra bejėgiai, nieko nekontroliuoja, o kai geri dalykai, pradeda maksimaliai kontroliuoti. Nežino, kad tai yra laikinai. Taigi pamėginkim save patikrinti, tokį testą. Vat atėjo į jūsų gyvenimą didžiulė problema. Krizė. Kokia jūsų pirma reakcija turi būti? Laikina. Laikinai. Bet žiūrit, nepraėjo. Užėjo ir apsistojo jūsų namuose. Ką jūs tada darot? Bandot susiaurinti įtaką, kad jinai neišplystų į visas jūsų gyvenimo sritis. Pavyzdžiui, jeigu lyga, tai nereiškia, kad dabar turi su giminė, su visais bartis dėl savo lygos sujursi. Lyga tai yra tau, o džiaugsmas turi būti visiems. Gerai? Trečias dalykas, ar reikia ieškoti, iš kur atėjo ta mirtis tenai. Žiūrėjau, kaip tam lygo, tuk, kas ten, čia aš tavo mirtis, na ir kas, na ir viskas. Jo, bet ką, kažką tai reikia daryti. Ir jie supranta, kad visko pakeisti negali, bet jie žino, kad du dalykus tikrai gali pakeisti. Pirmas, jie gali pasirinkti požiūrį į tai, susitvarkyti su psichologinė problema, o po to pasižiūrėti, kas nuo jų priklauso ir kaip kitų žmonės įtraukti, kad šitą įspręsti. O kai jie mylisi, pavyzdžiui, ir jiems gera, ar jie bando kontroliuoti tą dalyką? Ne. Kodėl? Tai kad čia reikia atsiduoti tam jausmui. Ir šitą vietą išeina, kad emocinė kompetencija, tai nereiškia, kad žmogus kaip robotas kontroliuoja. Pažiūrėjau, dabar būsiu laimingas 15 minučių. Dabar nelaimingas. 3 minutės paliūdėsiu ir nuobodu ten. Iš principo jie tokie pats yra spontaniški, 95% laiko jie gali net negalvoti, ką jaučia, ir verkti, ir džiaugtis, jie nėra tokie supermenai. Bet kai jau mato, kad kažkas yra negerai ir susiduria su sunkumais, tada jie ką daro? Išjungia autopilotą ir pradeda šitus dalykus analizuoti ir reguliuoti. Prašau, užduokit kokį nors klausimą.